Lenkijoje, kaip jau minėjau, čia šiek tiek pagrindimui, tai yra, kad nesame kažkur tai paskutiniai, tai visgi esame dešimtukė tarp vietinių kompanijų, kurių yra iš tikrųjų daug, registruotų įvairaus dydžio gamintojų, nuo taip vadinamų garažinių iki tikrai didžiųjų yra apie 300, tai visgi mes esame dešimtukė. Pratęsiant apie mūsų stiprybės, tradiciškai mes stiprus, kaip minėjau, dermatologijoje, ypatingai Lenkijoje. Ilgus metus mes buvom numeris 1, po paskutinio prieš pusantrų metų vykusio GSK įsigijimo, pasaulinio įsigijimo, jie susikonsolidavo savo apyvartas ir dabar tapo numeris 1, bet kaip ir turime šansų galbūt juos pavyti ir aplenkti ir susigrąžinti savo lyderio poziciją. Tiek Lietuvoje, sakyčiau, tiek Lenkijoje mes galime pasigirti, kad mes esame, kaip minėjau, labai stiprus injekcinių vaistų rinkoje. Ypatingai Lenkijoje kortikosteroidų, tai būtų hormoniniai preparatai injekciniai. Su keletu stiprių prekinių ženklų mes esame stiprus ir multivitaminų ir mineralų rinkoje. Tai yra kol kas užimam antrą vietą, bet kaip matome, visiškai šalia esame lyderių. Šiek tiek pagrindinių produktų, galbūt ilgai neapsistojus ir nekvaršinant jums galvos, kas jie tokie ir apie ką, tai kai mano minėtose 5 pagrindinėse mūsų terapinėse grupėse produktai, kurie lyderiauja ir kurie, sakykime, šiai dienai uždirba mums duoną ir sviestų. Šiek tiek žvilgsnis į ateitį. Kur link mes judam, tai išnaudojame tą situaciją, kuri dar vis yra centrinėje Rytų Europoje, sakykime, Lietuvoje nuo šių metų jau Lietuvos nebelabai galim priskirti. Tai yra generiniai vaistai su savo prekiniais ženklais. Tai, kaip girdėjote, dabar vis vykstanti polemika Lietuvoje, ar teisingai priimtas sprendimas gydytojams liepti išrašinėti aktyvią substanciją arba veikliąją medžiagą, bet ne prekinį pavadinimą vaistų. Tai yra sistema, kuri įsigalėjusi daugelį vakarų Europos šalių, vienareikšmiškai jau senai negaliojanti yra JAV. Tai tikrai leidžia ženkliai sumažinti išlaidas kompensuojamiems vaistams, nesvarbu tai būtų ar valstybiniai draudikai, ar tai būtų privatus. Tai centrinė Rytų Europa vis dar dominuoja tvarka, kada gydytojas gali išrašyti vaistus su konkrečiu prekiniu ženklu. Tai čia laikoma stiprybė, nes iš tikrųjų nėra tokio didelio spaudimo kainai arba kainų erozijos, todėl sąlyginai produktų maržos yra kur kas didesnės. Natūralu, marketingo sąnaudos lygiai taip pat, jos yra didesnės lyginant su vakarų Europą. Vėlgi tos mūsų 5 sritys, kurias mes pasirinkom, tai mes jas rinkomės, kad atitiktų keletą kriterijų, nebūtinai visus, bet arba tai turėtų būti niša su nedideliu žaidėjų skaičiumi, tai nuo 0 iki 3-4. Arba tai turėtų būti natūralūs ar nenatūralūs įėjimo į tą nišą barjerai. Tai gali būti technologiniai, gali būti tiesiog marketingo specifiniai. Turėtų būti, vėlgi pasirinkom vaistus, kad nereikėtų lankyti bendrosios praktikos gydytojų, kur konkurencija yra didžiausia, efektyvumas yra mažiausias tokių vizitų. Tai reiškia, kad lankyti tik tai specialistus, kurių skaičius yra pakankamai ribotas ir galima daryti tikslinį marketingą. Ir maržos, tai yra bendrojo pelno marža, netgi sakyčiau ne bendrojo pelno marža, o bendrojo pelno marža minus pardavimo ir marketingo kaštai, tai yra ta likusi marža turėtų būti kuo įmanomai didesnė. Dėl ko pasakiau, kad bendrojo pelno marža minus, bendrasis pelnas minus pardavimo marketingo kaštai, vien dėl to, kad, pavyzdžiui, injekciniams vaistams, kada yra ligoninių užpirkimai, praktiškai marketingo sąnaudų nėra. Tai todėl nereikia tikėtis, kad tie produktai turi būti labai pelningi. Tai tiesiog yra juos labai lengva administruoti ir nereikia norėti labai didelių maržų. Jeigu pažiūrėtumėm į tai, ką mes planuojame iki 2014 metų, neįsigilinant į, neatsiskleidžiant, sakykime, litas į litą mūsų prognozių, bet tiesiog duodant jums supratimą, kur link mes judam ir ką mes žadame padaryti. Tai yra dešinėje pusėje
matote, kiek mes planuojame naujų produktų įvedimų esamose rinkose. Skaičius vieniems gali pasirodyti įspūdingas, kitiems ne, priklausomai su kuo lyginsime ir kiek jūs žinote apie generinių vaistų žaidėjus ir rinką. Sakyčiau, skaičiai yra pakankamai ambicingi, bet jie yra pagrįsti netgi pastarųjų poros mūsų metų patirtim ir įdirbiu tuo, ką esam padarę. Tai leistų mums pakankamai rimtai diversifikuoti savo portfelį ir jį padaryti pakankamai organiškai, iš kitos pusės mažiau rizikinga, tai yra mažiau paveikta galimų pasikeitimų sveikatos apsaugos arba, netgi, taip sakykime, sveikatos draudimo sistemose, bet kurioje šalyje. Tai yra, mes orientuojamės į vaistus, kurie būtų kuo mažiau reguliuojami. Tai yra tiek kainos, tiek žaidimo taisyklių prasme, mes norime išlaikyti šiokią tokią nepriklausomybę. Galbūt dėl to, sakykime, praeityje, 3 metų atgal mes buvom dėl to kritikuojami, lyginant su kitais žaidėjais, todėl kad kiti investavo kaip tik į kompensuojamus vaistus. Natūralu, galima tikėtis labai ženklaus augimo, investuojant į tokius vaistus, bet natūralu, kad rizika yra iš karto už kampo. Tai yra netgi ne rinkos, kaip pasakyti, neprognozuojami dalykai, tai yra tai, ką nuspręs vienokia ar kitokia vyriausybė arba draudimo kompanijos, jūsų pelningumą arba apyvartas gali sumažinti labai ženkliai. Taigi, taip sakant, artėjant prie pabaigos ir paliekant jums laiko klausimams, nelysiu giliau į smulkius skaičiukus, nekomentuosiu, kas yra pakankamai aišku, kur yra kokie mūsų pajėgumai. Tai yra šalys, kuriuose mes turime savo pardavimų komandas ir kuriuose kontroliuojame pardavimų marketingo veiklą, nors pardavinėjame iš tikrųjų dar plus daugiau nei 20 šalių, bet ten veikiame per partnerius. Neapsistojantis gamyba, kuri yra neįdomi ir be kurios šiais laikais tikrai galima išgyventi. Šiek tiek skonio apie skaičius, tai yra tai, ką dar anksčiau deklaruodavau, tai visgi 30% EBITDA marža, sakyčiau, farmacininkams yra ne tai, kad būtina, bet tai yra saugiklis, kad artimiausiais metais įmonė tikrai neturės rimtų finansinių sunkumų. Todėl, kaip matote, 9 ir 8 metai jie nebuvo patys geriausi mūsų istorijoje ir mes nukrypom nuo 30% maržos tikslo. Vėl prie jo mes grįžtame ir aš manau, artimiausiais metais mes tikrai tą išlaikysim. Šiek tiek apie apatinę lentelę parodo apie galbūt korekcijas mūsų pardavimuose, tai yra dėl daugelio makroekonominių veiksnių arba reguliacinių veiksnių, kurie įtakojo daugiau pardavimų vienais ar kitais metais, arba valiutos kursų įtaka, tai yra, kaip žinote, daugiau nei 50% mūsų apyvartos yra Lenkijos zlotais. Konsoliduojant mes jos paverčiam litais, Lenkijos zlotas tikrai pašokinėja aukštyn žemyn per pastarosius metus. Tai jeigu mes palyginamosiomis kainomis padarytumėm pardavimus, tai matote apatinė eilutė, kaip tai būtų atrodę, arba atrodys ir ateityje. Neapsistojant ties komandą, šiek tiek, taip sakant, žingsnių, kuriuos mes nusprendę daryti. Galbūt irgi perdėm neįsigilinant į kiekvieną iš jų, tiesiog paminėti, kad, sakyčiau, mes pakilom į kitą kokybinį lygį, susitvarkę per pastarosius 3 metus. Tai yra tai, kad mūsų vidinis R&D arba mūsų laboratorijos, kurios paverčia idėjas į krūvą dokumentacijos ir leidžia užregistruoti vaistus. Tai yra, mes gebame jau padaryti tokio lygio vaistų registracijos bylas, kad šiuo metu mes netgi pradedame licensing out verslą. Tai yra, reiškia, kad pardavinėsim licencijas, leisti parduoti mūsų vaistus kitose rinkose, įskaitant Vakarų Europą, kur, kaip žinome, reikalavimai tikrai yra pakankamai aukšti. Tai vat tiek.